Norėčiau pakalbėti apie karmą. Yra manoma, kad tai žmogus kažką padaro gerą, blogą. Po to jam po kažkiek laiko tai sugrįžta. Taip pat blogu arba. Bet ar iš tikro taip yra? Ar iš tikro, jeigu aš pradėsiu daryti gerus darbus, man pradės grįžti gerais darbais nuo kitų žmonių. Jeigu aš būsiu geras su kitais žmonėmis, ar iš tikro jie su manim bus geri? Jeigu aš būsiu draugiškas, ar iš tikro jie bus su manim draugiški? Dauguma žmonių galvoja, kad tai jeigu šiame gyvenime jam nesiseka, tai priežastis yra praeitas gyvenimas, kad jie buvo blogi. Bet ar iš tikro taip yra? Taigi, kasgi lemia žmogaus karmą? Kas lemia, kad jam atsitinka bloga ar gera? Šties lemia ne veiksmai, nei geri, nei blogi veiksmai, o lemia vienintelis dalykas, tai prisirišimas prie šio pasaulio, jo žmogaus vidinė būsena. Kai žmogus prie kažko prisiriša, tai veiksmas būna tik galutinis to rezultatas. Kažkoks geras ar blogas ir prisirišimai gimdo nusikaltimus ir daug kitų blogybių, kurios esą pasaulyje. Taigi, jeigu žmogui labai nesiseka, jeigu jisai ima kaltinti save, kad praeitam gyvenime buvo blogas ir tiek daug blogų dalykų padarė, bet iš tikro tai netiesa. Jis galėjo būti labai geras žmogus. Ir nieko blogo nepadarė. Vienintelis dalykas, kurį jis padarė, tai prisirišo prie šio pasaulio. Ir karma yra prisirišimas prie šio pasaulio. Ir kiek žmogus prisirišęs prie šio pasaulio, tiek jo gyvenime lemia ir karma. Ir daugelis žmonių nežino, kad jie gali pakeisti savo karmą ir jie gali akimirką pakeisti savo gyvenimą. Ir tik tai reikia pažiūrėti, pakeisti savo požiūrį į prisirišimą. Bhagavad Gitoj rašo, kad žmogus kuris ieško aukščiausios tiesos, turi
neprisirišti prie šio pasaulio, prie rezultatų savo veiksmo. Tai būtent todėl ir žmogus turi, kai jam nesiseka, pagalvoti, ar iš tikro tos nesėkmės rezultatas yra jo prisirišimas. Tik neprisirišęs žmogus yra laisvas. Pavyzdžiui, prisirišimas prie gyvenimo, prie gyvybės. Žmogus, kad gyvas, kad gyvena, gali džiaugtis. Bet ir iš tikro tas džiaugsmas yra tikras ir jisai laisvas žmogus, jeigu jis prisiriša prie gyvenimo ir gyvybės. Iš tikro jisai nėra laisvas, nes jis tampa priklausoma ir dėl to kenčia. Jeigu neturi, pavyzdžiui, kažkokio dalyko, pavyzdžiui, darbo neturi, meilės, vaikų, net laisvės, tikro nereikia dėl to sielvartauti, ir nusiminti, nes kaip tik tai to neturėjimas padeda prie to neprisirišti ir kaip tik tai reikia džiaugtis, kad tu išvengi tokio dalyko kaip prisirišimas prie to dalyko, nes jeigu tu gauni kažkokį dalyką, tu gauni ir bėdą. Pavyzdžiui, gauni gyvybę ir gauni bėdą, kad gali prisirišti ir tapti nelaimingas prie to dalyko. Tad tik tai pats žmogus atsakingas ir ne už vakardienos ir ką jis ten darė, už būtent šią akimirką ir būtent už tą savo vidinę būseną. Jis prisirišęs prie šio pasaulio, prie visų jo malonumų, ar jis neprisirišęs, ar jis abejingai žiūri į visus malonumus ir supranta, kad jeigu jisai įsitrauks į šį pasaulį, jisai neteks proto, jisai pradės, ne jis valdys, o jį pradės valdyti šis pasaulis. Ir todėl, jei kažką gaunate, tai kažką daugiau gaunate iš šio pasaulio, tai nėra laimė, tai bėda, nes tai gali jūs padaryti nelaimingų, pririšti ir galiausiai jūs susikursite savo, tapsite tos karmos vergu. Iš tikro jūs, kaip pasikartosiu, jūs esate laisvi
vienintelis. Jūs tai turite suvokti ir bandyti viską pasižiūrėti be prisirišimo. Viską, ką turite. Būtent dabar, šią akimirką. Ir tik taip, tik turėdami tokį požiūrį, jūs galite išsilaisvinti, tapti laisvi.